padarykite tai asmeniška. Asmeniškumas, kaip visi taip mėgsta sakyti, yra politinis. Taigi, jei koks nors idiotas politikas, koks nors galios žaidėjas bando vykdyti politiką, kuri kenkia jums, arba tiems, kurie jums rūpi, priimkite tai asmeniškai, supykit. Teisingumo mašina čia jums nepasitarnaus, į lėtą ir šaltą, priklausanti jiems aparatinė. Tik maži žmonės kenčia nuo teisingumo rankų, mirktelėja ir išsišiepia iš po jo įslysta galios padarai. Jei norite teisingumo, turėsite jį iš jų atimti. Padarykite tai asmeniška, padarykit tiek žalos, kiek galite. Perduokite savo pranešimą. Tokiu būdu turėsite daugiau šansų, kad kitą kartą į jūs bus žiūrima rimtai, kad būtumėte laikomas pavojingu. Ir nesuklyskite, tai kad į jūs bus žiūrima rimtai kaip į pavojų visuomeniai bus skirtumas vienintelis, skirtumas jų akyse tarp žaidėjų ir mažų žmonių. Žaidėjai, su jais jie sudarys sandorius, mažus žmonės jie likviduos ir vėl jie griauna jūsų pervažiavimą, perkėlimą, kankinimus ir žiaurę egzekuciją su didžiausiu įžeidimu, kad tai tik verslas, tai politika, tai pasaulio būdas, sunkus gyvenimas ir kad tai nieko asmeniško. Na, velniop juos, padarykite tai asmeniška.